Sveiki vaikinai, sveiki sugrįžę į naują epizodą. Šiandien esu labai ypatingoje vietoje. Pirmą kartą esu Nyderlanduose, pirmą kartą tyrinėjau Nyderlandus. Ir radau pilį, kuri mane pribloškė. Turi pamatyti, kas patikėtų. Ši neįtikėtina vieta buvo pastatyta 1887 metais neogotikos stiliumi. Ją suprojektavo architektas. Aš nesakysiu jo vardu, kitaip galite rasti pilį, bet tai buvo architektas iš Rotterdamo. Ji yra Nyderlanduose. Taip, ateik čia. Galite padaryti gražią pilies nuotrauką iš galo šie nuostabus bokštai. Oho. Jūs nepatikėsite, ką pamatysite po kelių minučių. Jūs tiesiog nepatikėsite. Kai pirmą kartą perėjau pro šias duris vos prieš kelias minutės, man tiesiog atėmė žadą. Eikite čia vidun. Oho. Viskas palikta, viskas. Visas pilis pilna daiktų. Visi šie antikvariniai daiktai. Gerai vaikinai, aš stoju čia kambaryje ir čia yra šis gražus vestuvių albumas. Visos šios vestuvių nuotraukos. Matote vyrą ir moterį. Manau, jie čia gyveno. Tai jų vestuvių nuotraukos iš senų laikų. Visos jos juodai baltos. Nežinau, kas nutiko šiems žmonėms. Apie šios vietos istoriją beveik nieko nežinau. Tai žinau, kad ji apleista nuo 2003 metų. Ji pastatyta 1887 metais. Bet didžiąją dalimi tai tiesiog nežinoma. Tai buvo didžiulė valgomoji, manau, čia jie sėdėdavo ir valgydavo su šeima. Galite matyti kiekvieną kėdę šiame kambaryje. Kiekvienoje stalo pusėje yra po dvi pagrindinės kėdės. Ir tada yra šios mažesnės kėdės. Ir kiekvienoje jų yra įspausta ši H raidė. O pilies pavadinimas, taip, pilies pavadinimas prasideda raidė H, tad galite ieškoti, bet daugiau jums nepasakysiu. Tai mano pirmas kartas, kai tyrinėjau Nyderlandus ir esu tiesiog nustebintas. Tai buvo jų maža svetainė. Žiūrėkite, jie turėjo šią sofą su pagalve, ant kurios buvo H, ir tai yra kėdė su H. Išvaldoma, jūs einate tiesiai į koridorių. Kažkas čia viduryje padėjo šiaudą. Vis dar rieda aplink. Pažiūrėkite, paveikslą čia įdėjo. Ant jo nėra parašo, todėl manau, kad tai kopija. Tada iš koridoriaus tai mane tikrai nustebino. Tiesiai eini į virtuvę. Čia moderni virtuvė, viskas vis dar joje yra. Taip, jie apleista nuo 2003 metų, bet pažiūrėk, kiek čia visko. Mikrobangų krosnelė, orkaitės. Tu galėtum tai parduoti už tiek daug pinigų. Durys tiesiog atidarytos, viskas tiesiog atvira, galėčiau užeiti vidun. Šaldytuvas vis dar maloniai kvepia. Visos kulinarinės knygos, receptų knygos. Tai yra, čia yra visi šaldytuvai. O, taip, mes tai matėme čia. Čia yra uogienė. Tai gali būti konferencijų kambarys. Kiek turtingi turėjo būti šie žmonės? Graži mažytė krosnelė. Gerai, tada einame pro čia, tuoj lipsime į viršų, bet pirmiausia pro čia. Čia yra tikrai didelės salės, konferencijų kambariai, koridoriai, kur būtų seminarai. Čia turbūt gyveno verslininkas ir jis naudojo šiuos kambarius susitikimams su verslo partneriais ir panašiai. Šis kambarys tikrai nustebino. Tai yra angliškas Chesterfieldo fotelis. Jos parduodamos už 1000 eurų. Ji tiesiog stovi, čia galite tiesiog ją pasiimti. Pažiūrėkite tą beprotį. Štai čia galite pamatyti barą. Norite gero bokalo alaus? Šitie skirti vylai. Ir čia turite šį gražų fortepijoną.
Nori man pagroti kokią dainelę, nori būti vaizdo įraše. Na pirmin, ji moka groti fortepijonu. Ar jis sugedęs? Jis sugedęs? Ne. Jis sugedęs. Gerai, judėkime toliau. Čia yra didžioji konferencijų salė. Matėme keletą nuotraukų, kuriuose jie grojo orkestrą ir manau, kad jie čia repetuodavo, grodami fleita. O kas čia apskritai yra? Čia priekyje, jis stovėdavo ten, o tada... Taip, ei vaikinai. Tai neįtikėtina. Pro šias mažas hobito duris čia patenkame į virtuvę. Dar viena pramoninė virtuvė, kuri matyt aptarnaudavo daug žmonių. Mes matėme automobilį ten, todėl buvome šiek tiek skeptiški ir pagalvojame. Taip, galbūt čia kažkas yra viduje. Tai buvo apleista jau labai seniai. Taigi gerai, mes užlipsime į viršų, pažiūrėkime, gal ten rasime ką nors įdomaus. Oho, pažiūrėk į šią nuotrauką. Manau, kad tai gali būti jų dukra. Ir tuo momentu, kaip... Viršutiniuose kambariuose yra mažytė kūdikio lovytė. Pažiūrėk, kokios gražios lovos. Jie netgi turi stalą su 2 kėdėmis savo vonios kambaryje. Ko? Ar gali įsivaizduoti gyventi čia? Šis miegamasis galėjo priklausyti vaikams. Aš ką tik pamačiau dar vieną miegamąjį. Šitas štai čia. Dar vienas pagrindinis miegamasis. Skalbiniai ir visa kita vis dar čia. Lova, patalynė. Tai buvo jų tualetinis staliukas, prie kurio jie ruošdavosi rytais. Gražu. Gerai, vaikinai, čia yra kita pastato dalis, kitas aukštas. Šitos dar neapžiūrėjau. Pirmas dalykas, kurį čia pamatau, yra kaukė. Neatrodo labai tikroviška. Auksas ir visa kita. Gerai, pažiūrėkime. Čia yra nedidelė poilsio zona. Nieko ypatingo. Praeiname. Čia yra vonios kambarys, dar vienas miegamasis. Gražus, mažas miegamasis. Reikia nufilmuoti štai šį laikrodį. Mes čia esame jau valandas ir vis dar randame naujų kambarių. Oho, kas čia? Soliariumas? Jis daugiau nebeatsidaro. Gal ten yra užraktas, bet nesvarbu. Čia buvo nedidelė sporto salė ir soliariumas deginimuisi bei panašiems dalykams. Televizorius. Tikrai senas. Wow. Tai, dinozauras. O šį kambarį tu matei tik iš tolo. Nes, taip, manau, tai buvo šios vietos savininko darbo kambarys. Jis čia tvarkė savo reikalus. Matai, viskas vis dar čia, gražios kėdės, štai čia. Taigi, vaikinai, noriu Jums padėkoti, kad žiūrėjote šios savaitės vaizdo įrašą apie šį apsilankymą. Šios savaitės vaizdo įrašas buvo tas, kurį turėjau savo archyve jau kelis mėnesius. Galbūt prieš kelis mėnesius matėte keletą Instagram istorijų apie tai. Taigi, tai yra tas pastatas. Nenorėjau jo paskelbti iki šiandienos. Nes aplink pilį vyko daug keistų dalykų ir žmonės sulaikė policiją. Ir daug dėmesio piliai.
Bet dabar pilies savininkas grįžo į pilį, skaičiau straipsnėje, ir jis pradeda ją renovuoti. Taigi dabar saugu man paskelbti vaizdo įrašą ir nesusidurti su jokiomis problemomis. Taip, noriu Jums padėkoti, kad žiūrėjote šios savaitės vaizdo įrašą. Man buvo labai įdomu filmuoti tokią pilį. Tokias gražias pilis retai kada pamatai. Ir tiesiog ačiū Jums. Paspauskite patinka, prenumeruokite, komentuokite, o jei turite pinigų, paremkite mane Patreon platformoje. Ir kaip visada, vaikilai, pasimatysime kitą savaitę. Vizio.